kaip jūs matėte, jeigu jūs norite gauti AP kreditą anglų kalbai, jeigu jūs norite tą pradėti, jūs turite mažiausiai pradėti pirmais metais bent akademinį anglų kursą. Jeigu jūs imsite basic, kaip jūs matote, jūs labai po to gali būti ilgesnis arba sunkesnis kelias patekti tenais. Nes jūs turite būtinai gauti visus aukšto lygio pažymius, kad jūs būtumėte rekomenduotas aukštesniam lygiui jūsų mokytojo. Bet jeigu jūs pradėte aukštesniam lygiui, sakykime, academic arba freshman honors klasėje, kurį anglų studijuoja, jūs tada einate iš karto į aukštesnio lygio savo antrais metais. Ir po to jūs jau iš karto galite imti aukštesnio lygio IP placement test jau jūsų 11 klasėje. Bet jeigu jūs pradėte, sakykit, basic, ir po to jums nelabai sekasi, jūs po to nueinat, po to jūs antrus metus galite imti tą sophomores, tą aukštesnį lygį, bet po to jūsų 11 klasėje jūs dar negali to IP kredito imti dar, nes jūs jūs galite tai šitą klasę imti. Už tai, jeigu į high school einat, jeigu jūs turi pažįstamų studentų, kurie sako, o kaip viskas lengva yra mokytis, tai taip, yra lengva mokytis tiem, kurie pasirenka mokytis lengvai, kurie pasirenka lengvesnio lygio klases, kurie pasirenka, kad jie praleis linksmai savo vidurinės metus ir, žodžiu, jie turės, kaip žodžiu, pasimėgaus savim, pabendraus su draugais ir taip toliau, bet yra ir kitas lygis, kur galima imti aukštesnio lygio klases ir už kurias tu gali gauti kreditą. Ir jeigu jūs pradėte pačiam aukštesnėme lygiai, jūs galite gauti kreditą už 2 klases ir tai būtų 6 kredito valandos už anglų klases ir tai baigtų jūsų reikalavimą šitam jūsų koledžiui. Ir tai jūs jau būtų viskas, jūs tada jau iš high school'ės išėjus, jūs turėtumėt galimybę niekada nebeimti anglų, jūs jau būtumėt pabaigę tai. Po to aš norėčiau parodyti matematiką, nes matematikui labai galima matyti, koks yra skirtumas, jeigu jūs žemiau pradėte, arba jau žemesniam lygyje, arba aukštesnėme lygyje. Čia dabar aš jums rodau tą aukštesnio lygio, kartais vadinamą honors kursą, kur tik tai gali studentai imti, kurie yra pasiryžę daugiau laiko praleisti prie jų pamokų. Tas daugiau tai dažniausiai reiškia pusvalandžio 15 minučių daugiau. Bent jau kai kurių žmonių atvejais. Nežinau, kiekvieno atveju būna skirtingi, bet tai dažniausiai būna panašiai. Kaip atveju, jeigu jūs pradėte šitam geometry honors, tai yra vienas iš aukščiausių lygių, kurių jūs galite pradėti imti matematiką. Jūs jau po to, jeigu jūs toliau einate, mokytos toliau, jau 10-okas būdamas jūs jau galite imti pre-calculus arba pre-calculus BC, tai yra aukštojo lygio įžangą į aukštąją matematiką. Ir po to jau 11 ir 12 klasėje jūs galite imti arba calculus AB arba calculus BC. Calculus AB tai yra lengvesnio, biškai yra mokytojai moko, tai yra koledžo lygio klasė, bet tas kursas eina lėtesnę eigą ir studentas turi daugiau laiko įsisemti visą informaciją, kuri jiems yra pristatoma. O po to, jeigu jūs nusprendžiate, kad jūs norite save dar labiau iššūkį priimti, jūs galite imti calculus BC klasę. Ir tenais yra labai žymiai greitesnis kursas, reikia labiau visą laiką eiti klausimus, turite visą laiką namų darbus, negalite taip užmigti visą laiką turite, negalite praleisti, tai nebus, kad jūs 1, 2 + 2 yra 4 ir po to kitą dieną ateini, tai tu vėl tą žinai. Bet jeigu tu praleidai klasę, tu kitą dieną ateini, tai viskas nebežinai, kas vyksta. Ir skirtumas tarp jų, jūs galite paklausyti, koks skirtumas aš AB ir BC imsiu, kas man iš to. Jeigu jūs įmėte AB ir jūs paimėte tą testą AP pačiam semestro gale, jūs gaunate 5 kredito valandas. Jeigu jūs įmėte BC ir jūs išlaikote testą, jūs galite gauti 10 kredito valandų. Tai yra didelis skirtumas. Ir taip pat, jeigu jūs pradėjote tam aukštesniame lygiui, jūs toliau turite pasirinkimą 3 klasėm, kurias galite dar papildomą matematikos kreditą gauti. Tai ypač yra reikalinga, jeigu jūs einate į inžineriją arba jūs einate į tikslų į mokslą, kuris reikalauja daug matematikos žinių. Jūs jau galite susirinkti, kiek paskaičiuoti galima 10, už statistiką, čia kur statistiką studijuojate gauna dar 5, už computer science jūs gauna dar 5. Ir po to jūs dar turite šansą imti klasę community college. Tai iš viso gaunasi apie 20 kreditų, vien tik iš matematikos. Ir po to, kaip žinote, su algebra tas pats, tik tai yra žemesnio lygio, tai jūs po to einat algebrą, jūs tik po to einat į tą geometriją ir po to tik tai šitą, ir po to jūs 12 klasėje galite tik tai arba vieną arba kitą imti. Tai jeigu kuo jūs anksčiau pradeda, tuo jūs turite didesnį šansą susirinkti daugiau šitų kreditų.
Ir po to toliau, jeigu jūs pradėte labai žemai, to pačiam žemiausiai matematikos lygiai vidurinė, tik jeigu jūs matėte, jūs neturit nei vieno IP kredito, jūs negalite pasirinkti nei vieno kredito universitetui. Ir tai yra, tai jūs vis tiek turėsite galimybę vėliau išmokti universitete, o universitete jūs mokėsite keliais tūkstančiais dolerių arba keliais šimtais dolerių daugiau, negu jūs mokėtume high school. Kur high school jūs galite tą kreditą, galim sakyti, praktiškai už dyką gauti. $80 už testą. Ir po to, kitas, jeigu jūs nesate tikras, kuria linkme jūs norite eiti, yra, kaip sakiau, kur aš prieš tai minėjau, yra skirtingos kriterijos koledžiuose, kur jūs turite užpildyti kaip visuomenės mokslas, visuomenės ir individualus žmogaus supratimas. Tai tos kreditus galima susirinkti per social studies, tai yra visuomenės mokslai. Ir kaip matote, kai jūs irgi kuo aukštesnė lygio jūs paėmėt klases, tuo jūs turit geresnį šansą susirinkti tos kreditus. Ir po to, kai ėmėt, ir kai matote, ir jūs galite kiekvieną iš šitų klasių paimti. Ir jas privaloma bus jums vėliau koledžiai imti. Tai kiekviena klasė dažniausiai, kiekvienas universitetas turi sąrašą, kuriame jie surašo, kiek jie valandų duoda už tą IP kreditą. Ir už kiekvieną šitą kreditą dažniausiai gauni po 4 arba 5 valandas kiekvienam. Tai jeigu sudame 1, 2, 3, 4 ir dar po to šitą paėmėte US AP History, tai galim padauginti 5x5 ir 25 kreditai. Tai jeigu matematika susimėti 10 kreditų, anglų jau 6 valandos, jau 16 kreditus, visos paėmėte šitas klases, jau turi 25 kreditus, jūs jau turi 41 kreditą. Tai yra puiku, beveik 1 metai su pusė jūsų mokymosi koledže.